Taip. Gerai. Sekanti rungtis jau mes kliūčių ruožą baigėme. Dabar sekanti rungtis bus juodoji. Kviečiu prie rungties stalo Kauno Simono Daukanto progimnazijos Supertroną ir LSMU gimnazijos Robokodą. Eimantas Šimauskas. Taip pat teisėjai Laurynas Samajauskas, Eimantas Valintinas, Paulius Virdyla, Justas Kazlauskas. Darote šiandien ir pademonstruosite, todėl linkiu jums kuo geriausios sėkmės ir parodyti, ką jūs kuriate. Universiteto inžinerijos licėjaus pavaduotoja Ramūną Kazakevičių. Sveiki visi. Labai džiaugiamės, kad jau 4 metai iš eilės jūs atvykstate kiekvieną pavasarį čia pas mus į licėjų Kauno technologijos universiteto ir išbandote savo jėgas. Labai džiugu, kad mes turime daug kūrybingų mažųjų mokinukų. Jau pasiruošę komandos? Visi važiuojam. Viskas. Jau viskas. Oh my goodness! Oi?
Šitas toks lygu. Dvi trečios vietos. Stabdom. Martynas prieš armėną. Robotas. Robotas. Ir važiuojam. Ant stalo. Technikus, robotus, kurie sukonstruos, kad tą traukinį nuvarytų į garažą remontui. Tai dabar jūsų robotas ką turi padaryti? Gali važiuoti šitai. Iš šitos vietos važiuoja čia, pasisuka, pavažiuoja čia, pasisuka ir į garažą įstumia į traukinį. Robotas padarė. Traukinys pravažiavo, jūsų laikas užfiksuojamas. Vienas variantas važiavimo, antras variantas yra toks. Važiuoja čia, čia, važiuoja, čia pasisuka, pro čia išlenda pro namą ir įstumia. Galimi du variantai. Dabar taip, jeigu robotas netyčia užvažiuos mieste ant pėsčiojo, tai jau labai blogai. Minus 15 iš karto. Dadėsim sekundžių. Į priekį. Važiuojam. Kažkur tai jūs jau pasiruošę? Pasiruošę? Važiuojam. Viskas. Pasiruošę? Važiuojam. Šaunuolis, tobuliausias.